Sveiki! Šiandien pradėsim kelių video ciklą apie žiauriai seno buto renovaciją. Tai yra vieno kambario 28 berods kvadratų butas su virtuve, su vonia ir viską darysim. Lyginsim sienas, dažysim, grindis reikės sudėti, lubos bus įtempiamos. Tai reikės lyginsim sienas, nes visos kreivos į visas pusės. Angas taip pat reikės suformuoti, nes kažkas luptos durys ir išbyrėjęs visiškai tinkas, plytos likę. Tai prenumeruokit kanalą ir kadangi remontas bus per kelis video, ne vieną, tai kad gautumėte pranešimus. Atkursime kampus, sudėsim aliuminius visur gražiai, remontuosime vonios kambarį, kaip vonios dušas su tuliku čia bus, tai betonuoti reikės grindis, vamzdžius paslėpti, lyginsim, plytelės klijuosim. Tai dėl to ir nusprendžiau daryti per kelis video, nes vienas galbūt būtų labai ilgas ir niekas nežiūrėtų, ten pusės valandos ar valandos video. Geriau darysim kelis trumpus, tai va dabar pasižiūrim, kas per butas, kad žinotume, nuo ko pradėjom ir pabaigoje pasižiūrėsim, kuo baigėm. Tai sustatyti kampus reikės, sienos kažkokie lieniai dažai atitrupėję, reikės prasilyginti viską, atsigramdyti gerai. Ir šiandien yra pirma diena, tai pasižiūrėsim, ką per pirmą dieną nuveikėm. Ir tai bus po vieną dieną video. Grindis reikės susidėti, grindį šitos senus kažkur girštą ar šokę, reikės susitvirtinties. Dėsim laminatą grindis. Tai pirma diena. Ką nuveikim per pirmą dieną, iš pradžių buvo šiokia panika. Ir nusėmėm senus tapetus, dar buvo likučiai, vienur gerai ėmėsi, kitur prasčiau ėmėsi. Tai tapetų nuėmimas 2 eurų kvadratas, tai būtent šitie video visi bus tiek su darbų kainom, tiek su medžiagų kainom. Tai aktualu bus visiems, visi pamatys naudingos informacijos. Nusigramdėm visokius šūdus ir vienur lengviau, kitur sunkiau gramdėsim. Bet žodžiu, pasiruošėm sienas gruntavimui ir realiai nusigruntavom pirmą dieną pasiruošę. Tai gruntavom 2 eurų kvadratas gruntavimas, beto kontaktų gruntavomės kampus visur ypač, nes surišsigaubę duobės ties kampais, tai reikės ištraukinėti visus kampus radbando. Vidinius kampus, tiek išoriniai kampai, kai kur atskilę daug kur, tai kadangi storesnis sluoksnis dėsis, tai visur tepsim radbandu. Virtuvė buvo senos plytelės, irgi reikės prasilyginti. Tai va, tai čia visur eis į trasą radbandas. Neblogą reklamą, čia jiem turbūt jau ant kartų pakartojau tą žodį. Tai prašau man pervesti už reklamą. O visur kitur gruntavom giluminių gruntų, gruntavom 2 kartus, kad gerai susirištų, nes sienos kažkokios neaiškios visiškai buvo. Ir pasiruošėm taip pat visokias skylės, duobės, kad susirištų gerai. Čia neaišku, kas buvo, kodėl ten tokios duobės, čia greičiausiai buvo senos rozetės arba meteoritų lietus pateko į butą. Taigi pirmą dieną, ką nuveikėm? Tai nuėmiau tapetus, buvo 10 kvadratų, po 2 eurų. Visokios nesąmonės nusigramdėm 20 eurų, beto kontakto gruntavimo 20 kvadratų, giluminių kem kvadratų. Medžiagos kainavo 22 eurai pirmą dieną ir darbai 160 eurų. Tai tokia pirma diena, prenumeruokit ir laukiam sekančios dienos,
pačiam įdomu, kas laukia ir koks bus galutinis rezultatas.